Tai džiaugiuosi jūs pasiekdami. Net aš vis taupėsi. Va tokia va suknytė. Gal tą koją man matydavo, man taip labai patikėjo. Sveiki visi, aš esu Sina Kaneda ir labai džiaugiuosi jūs šiandien pasitikdama savo pirmame YouTube kanalo video. Savo YouTube kanalą nusprendžiau pasivadinti Selinos gyvenimas be filtrų. Kodėl toks pavadinimas? Nes čia bus viskas atvirai, nuoširdžiai ir be jokių pagražinimų. Daugelis jūsų mane pažįstat kaip čiuožėja, ledas, treniruotės, varžybos, bet šitas kanalas bus apie daug daugiau, nes čia pasakosiu ne tik apie čiuožimą, bet ir apie savo gyvenimą, kasdienybę, karjerą, keliones ir visus klausimus, kas yra įdomu tiek man, tiek jums. Na, o šiandien pirmasis video. Instagram'e klausiau visų savo sekėjų, ką labiausiai norėtumėt pamatyti mano YouTube kanale. Tai daugiausiai balsų surinko tema mano varžybinės suknelės. Tai šiek tiek jau jų šiandien čia paruošiau, kaip matot, bet čia yra. Tai šiandien kaip tik jas visas parodysiu, papasakosiu apie jų istorijas, kaip jos atsirado, kur su jom dalyvavau, kokie prisiminimai. Ir viskas nuo A iki Z. Ačiū, kad esat kartu. Pradėjom šitą kelionę. O prieš pradedant žiūrėti pirmą mūsų YouTube kanalo video, nepamirštam paspausti subscribe mygtuką. Pam. Jeigu norite toliau būti kartu. Tai pati mano pirmoji suknelė yra, aš ją turiu. Tadam. Va tokia va suknytė. Dar turiu ir gumytę prie jos. Šita suknelė yra niekam nenuomojama, niekam neparduodama, nes tai yra mano čiuožimo pradžia. Ir ji buvo siūta Japonijoje šitą suknelę. Ir žinoma, kad mano viena iš mėgstamiausių suknelių. Kas man labai patikdavo, kad taip gražiai išpildytos yra detalės iš Swarovskių, nes nugaroje yra iš Swarovskių sudėlioti Mickey Mouse'ai. Čia kaip matot, čia. Apstai labai pati suknelė visa yra gražiai detalėmis išdėstyta. Čia kabantis blizučiais išpuostytos miežegytės, čia gėlytės, čia surišta, čia vėl gėlytės gražiai. Rankovytės labai gražiai atrodydavo, nes jos būdavo tokios labiau pūstos. Nugarytė taip pat. Antra mano suknelė yra tokia juoda, matot nuotraukas čia. Tai ten buvo muzikytė iš animacinio filmuko. Aš buvau Katina personažas. Vaidinau kačiuką, labai patikdavo, atsimenu programą, nes muzika tokia linksma. Ir statė Japonijos trenerė, tai tikrai programa buvo labai kitokia, įdomi, labai linksma. Tai beje, šitą suknelę jau yra parduota, bet vis tiek jau labai gerai atsimenu. Gal net... va čia virš manęs. Tai matot, yra pakabinta nuotrauka būtent. Čia dar būdavo visą laiką su dviem kodukais čiuoždavau. Tai kaip katinas būdavo, programą atsimenu, būdavo žingsniukai va tokie va, kaip katinėlis. Toliau buvo balta mano suknelė, jinai irgi dėja parduota. Dauguma suknelė mano yra parduotos. Paliktos yra arba labiausiai įsimintiniausios, arba dar nespėtos parduoti. Balta suknelė sekanti, labai daug prisiminimų, kažkaip jinai man nepaliko širdį. Nors tikrai buvo sėkminga, su ja viskas tvarkoj. Tik patikdavo, kad va čia buvo išpuošta iš Swarovskių kaip karoliai padaryti, tai jausdavosi, atsimenu, kaip princesė.
Ir mano balta suknelė buvo vienintelė iki šiol balta suknelė per visą savo čiuožimo karjerą, daugiau nebeturėjau baltos. Čia matot, kad lenda balta suknelė, bet jinai ne visai balta, jinai čia bus sujungta su rožinė, apie ją vėliau papasakosiu. Tai va. Sekanti suknelė yra mėlyna. Dėvėjau ją 2 kartus, gal netaisyklingai net pasakiau. Dėvėjau ją šiaip visą sezoną, bet buvo tos suknelės 2 variantai. Pats pirmas kartas yra originalas prasiųstas iš Japonijos ir antrą kartą jau bus pakoreguotas mamos, bet tai buvo vėliau, tai šiek tiek prieisim prie antros versijos šiek tiek vėliau. Bet labai patikdavo sijonas, nes pirmos visos 3 suknelės, kaip matot, yra, sakau, klasikiniai tie sijonėliai tokie, o mėlynos buvo sijonas sudarytas iš trikampiukų ir man atrodė toks, wow, kokia nuostabi suknelė. Įsiskiriu iš visų, nes žinoma, man visą laiką patikdavo, svarbiausia būdavo, kad suknelės blizgėtų labai daug, nes kitaip neįdomu čiuožt. Kas čia dabar, aš neblizgėsiu. Tai va, o ta suknelė labai blizgėjo ir dar tas sijonas toks kitoniškas buvo, tai tikrai labai suknelė graži patikdavo. Po mėlynos pas mus suknelės eina žydra. Žydra irgi jinai jau parduota, bet aš atsimenu, mano mama tuo metu gyveno Japonijai. Ir atsiuntė siunta mano tą suknelę, kad jūs matytumėt mano reakciją, kai tik aš atidariau. Wow! Tiesiog man taip patiko ta suknelė, irgi tas pats visas išpildymas, priekis, viskas taip gražiai padaryta, taip gražiai išblizinta. Nugara iš kažkokių, net nepamenu dabar, aš atsimenu, kad ne iš Swarovskių buvo, bet kažkaip mėlynai buvo papuošta visokiais raštais. Tokia graži buvo, jau tokia, man atrodė, tokia elegantiška suknytė, tokia, mano tuo metu, atsimenu, buvo iš visų suknelių tikriausiai pati mėgstamiausia suknelė. Bet tai dabar šiaip viena iš mėgstamų, pagalvojus. Paskui po žydros turėjau aš violetinį, jeigu neklystu. Taip, violetinį suknelę. Labai graži. Man labai patikdavo sijonas, nes būdavo atspariai labai gražiai buvo suderinti suknelės. Ir 3 sluoksnių, man atrodo, buvo sijonas ir vienas iš po kito lindo ir labai graži su gėlytėm. Tokia labai miela suknytė buvo. Suknelės, perėjau į Basic grupę ir buvo mano muzika bliuzas su samba sujungta ir mes su mama pagalvojom, kad kodėlgi mėlynos suknelės viršus man buvo geras dar pagal dydį,
Tai mes nusprendėm tą trikampį sijoną nukirpom ir prisiuvom kutukus. Tai gavosi gatava jau suknelė. Tai man labai patikdavo, nes dar ant rankovų mama buvo pasiūlus tokius sidabrinius, net nežinau kaip čia, apyrankės padarius, kad būtų akcentai, aksesuarai. Ir pirma suknelė mano su kutukais ir aš atsimenu visą laiką prieš startą aš stovėdavau ir tos kutukus ateiva su rankom visą laiką, man kitaip neįmanoma būdavo, taip patikdavo tie kutukai, arba pradėdavau pirštai šukuoti juos. Paskui po mėlynos aš po basicų perėjau tiesiai į advanced grupę. Tai ten, kaip jau žinot, 2 programos yra trumpoji ir yra laisvoji ilgoji, kaip kas vadina. Tai pas mane buvo trumpai programai tango. Ir čia bus mano pati pirma suknelė, kurią pasiuvo mama pilnai visą. Nes mano močiutė tuo metu buvo ligoniniai ir teko mano mamai ant greitųjų pasiūti tą suknelę. Tai mano pati pirmoji suknelė yra mamos pasiūta pagal tango muziką. Ir ilgai programai buvo pasiūta bliuzo bordinė suknelė, ne šita, kuri guli. Tai yra jau parduota. Tai jinai man labai irgi buvo su kutukais, nes kaip ir ilgai programai aš pasilikau iš basicų, mes tiesiog prailginom tą muzikos variantą ir liko bliuzas vis tiek su samba, tai kutukai liko, tik bordiniai su sidabriniais buvo kutukai. Ir man labai patiko tos sukneliai, kad kažkur tokio pločio būdavo visą laiką kad tokio pločio kažkur būdavo tarpas kojoj ir čia buvo toksai iš Swarovskių dirželis padarytas. Ir aš atsimenu, kai čiuoždavau, ta koja matydavosi, man taip labai patikdavo. Iš viso suknelės turėjau 3 variantus pagal tą pačią muziką. Tai ta pati pirmoji, kuri buvo pasiūta, tai buvo ant greitųjų, paskui bliuzo pasisiuvom suknelę, paskui kai močiutė paleido iš ligoninės, mes persiuvom, ne tai gal persiuvom, o pakoregavom, man atrodo, mes koregavom tą suknelę, kurią turim, tai gavosi šiaip iš to koregavimo visai kaip nauja kita suknelė gavosi. Tai nuotraukas pasistengsiu suras, bet aš nepaminu, ar tikrai turiu su visom 3 suknelėm tango būtent, bet tikiuosi, kad surasiu. Paskui mes turėjom jau kitam sezonui advansų reikėjo kaip ir pasikeisti ilgąją programą, nes jau 2 sezonus pagal ją čiuožėm. Tai pasisiuvom abi suknelės naujas, nes ilgai reikėjo, kadangi programa visai keičiasi su muzika, o trumpai aš tiesiog norėjau kitos suknelės. Tai ta 3 mano tango suknelė yra pati mėgstamiausia iš tų 3 variantų ir viena iš mėgstamiausių, kuri iki šiol idealiai atsimenu. Tai labai patikdavo apskritai tango programą, man labiausiai tikriausiai patikdavo tas tango programas dėl raudonų lūpų. Būtent tuo metu, dabar aš nepasakyčiau.
Buvo labai graži suknelė, nes būdavo visur tiulinė suknelė ir visur jinai persišviečia. Ir priekis tiek daug Swarovski padarytų buvo gražiai ir nugarytė trikampį padaryta, va tai tas trikampis, nuoga nugara. Man tuo metu atrodo, wow, kokia nuostabi suknelė, koks grožis, bet neatsiemu savo žodžių, iki šiol jinai tobula ta suknelė. Ir paskui geltona suknelė, kaip matot, jinai yra. Tai reiškia, kad jinai man labai kažkuom tai svarbi. Tai aš jums pasakysiu, kad iki šiol mano šita geltona suknelė yra pati mėgstamiausia. Pati sėkmingiausia, pati mylimiausia, pati, nežinau, nuostabiausia, pati pačiausia. Ir irgi, šitą suknelę aš jas niekam nenumalau, niekam jas neparduodu. Kaip ir mano pati pirma suknelė, jinai lieka pas mane čia. Nežinau kaip paaiškinti, bet mano šeima supras dėl ko. Ir artimiausi draugai, dėl ko pas mane šita suknelė tokia svarbi. Bet šita suknelė man asocijuojasi tiesiog su mano visa čiuožimo karjera. Būtent va šita suknelė, tai čia yra čiuožimo karjera mano. Tai jau, iš arčiau parodysiu. Tokie daug gėlyčių. Nugara man atsimenu labai patikdavo. Tai va. Net ašaros kaupiasi. Selena, 13 years old, her home audience to Ex Genesis Symphony Part 3 by Muse. Selena Kaneda, Lietuva. Well, this young lady skated inspired, and she inspired the audience. We probably did a lot for skating here in Lithuania. She's charming. Paskui ėjo pas mane junior grupė. Pirmas varžybas mano junior grupė buvo Lietuvos Grand Prix 2018 metais. Tai šitą programą aš pasilikau su šitą suknelę ilgai, keitėmės trumpąją programą. Tai mano trumpoji programa buvo pagal muziką Young and Beautiful iš filmo Maleficenta. Tai aš buvau ant ledo, būtent vaidinau personažą tą Maleficentą, raganą. Tai suknelė buvo... beje, žinot ką? Tik dabar prisimėjau, kad suknelė, tas sijonas buvo iš tos mėlynos suknelės, kur viršus buvo paimta, viršus buvo paimtas, kai mes su kutukais padarėm, o va sijoną mes palikom junior grupiai. Tai ūgis mano, aš tik augau, bet pagal kūdumą aš visą laiką būdavau va tokio, valgydavau kiek norėdavau, bet aš nestorėdavau niekada. Tai buvo rožinė pereinanti su mėlyna, mano pirma suknelė, jeigu aš neklystu, su perėjimu. Taip, mano pati pirma suknelė būtent su perėjimu. Tai irgi nuo tango suknelės, visas absoliučiai suknelės siūna mano mama. Šitą irgi pasiūto mamos, visos 3 tango taip pat mamos. Šitą, vat, kur dabar matot nuotraukoje, irgi mamos yra.
Tai buvo nupieštos visur žvaigždės, daug blizgučių. Iš pradžių aš atsimenu, kai tik pasiūloma, jinai nelabai kažkaip prilipo. Graži, bet nebuvo tokio, kad wow, būtent mano suknelė. Dabar, kai aš pagalvoju, jinai labai graži, labai įsimenanti. Ir pirmas Grand Prix mano, tiek su ta suknelė, tiek su šita suknelė. Salina Kaneda, Lietuva. Salina, 13 years old, born in Tokyo, Japan, first Junior Grand Prix season, skating in her home country. Lietuva. Tai su šitom suknelėm gana nemažai sudalyvau, nes visus 18 metus sudalyvau, tada dar 19, 2 sezonus galime. Beveik pusantrą, nes paskui turėjau traumą, dėl kurios atkritau gana ilgai. Tai 18 metų sezoną atžaidžiau, 19 metų dar sausį sudalyvau žiemos vaikų žaidynėse Amerikoje, kur iškovau bronzos medalį ir po jos grįžus aš gavau pėdos traumą, man lūžo padikulis 5 visas. Tai gausi, kad atkritau net 9 mėnesiam tuo metu. Tai kai grįžau, man jau geltona suknelė, dėja buvau aš ją išaugus, tai nebetiko. Bet tą rožinę su mėlyna aš buvau pasilikus. Ir mes pasiūlom melsą suknelę, jos dabar irgi nebeturiu, neparduota, bet irgi viena iš mano mėgstamiausių, nes man patiko, kad nuo krūtinės neprisiūtas sijonas, tai kai čiuožin įsplazdeno tas sijonas ir dar nugarai buvo prisiūti tokie, kaip sakau, iš medžiagų sparneliai, tai kai čiuožin jie plaznoja taip lengvai gražiai. Junior grupė 20 metų. Tai mano trumposios programa buvo raudona suknelė. Programą man statė Damianas Djordjevič. Ir tikrai labai įspūdinga programa. Man labai patikdavo. Tokia greita, kaip sakau, kitokio visiškai brožo, negu būdavau aš. Atsiskleidžiau visai kitą save. Nes mane gal labiau iki to laiko žmonės žinodavo, kaip pagal klasikinės muzikas aš čiuožiu. Aišku, aš nesu iš tų žmonių, kurie mėgstu vieną stilių pasirinkti, aš labai mėgstu visas stilius išbandyti, kaip girdėjote jau prieš tai, ne? Buvo ir kačiukas, buvo ir klasikinė muzika, buvo ir bliuzas su samba, ir tango, kaip ir yra tos įvairovės, bet aš būdavau iš tų plastiškesnių. Tai šitą muziką man iš pradžio galvau iššūkių gali iškelt, nes atrodė, gal ir ne mano muzika, kaip aš ją perteiksiu, bet viskas tikrai buvo super. Suknelė irgi labai patiko, neturiu jos parduota, bet turiu vaizdo įrašą ir va čia to įkelsim. Ir yra ir, nors ne, nuotraukų gal aš žinokį neturiu. Yra vaizdo įrašas, tai įkelsiu. Tai tikrai labai graži suknelė, labai gražiai išpildyta. Ilgai, nepamenu pavadinimo muzikos, bet Lady Gagos daina buvo pas mane, mėlyna suknelė. Graži suknelė patikdavo labiausiai išblizginimas. Pati suknelė kaip suknelė, bet man labiausiai iš to suknelė patiko tiesiog išblizginimas, labai gražus.
šito 20 metų, 21 metais buvo vėl Grand Prix mano sezonas. Tai siūvėmės tokią mėlyną suknelę. Man jinai labai patiko, bet mano mamai nepatiko, kaip jinai atrodė ant manęs. Liežuvį įsikandau. O ilgai turėjom rožinę pereinančią į, nežinau, į tokią pilkai tamsiai mėlyną, gal pasakyt. Žiūrėjom į Medvedevos tą suknelę. Nepamenu, kokia jos ten buvo programa, va su šita suknelė, kur jinai buvo čia. Tai bandėm kažką panašaus pasidaryti, bet ta suknelė kažkaip man nepritapo, tai mes ją pakeitėm, iš viso ją pardavėm. Season coached by Dmitry Kozlov, 38.76, earning that 3 years ago in 2018 on the Junior Grand Prix, so it's been a while. And looking to improve that score here right now this afternoon. Paskui pasisiuvom kitą suknelę, tokią violetinę, apačioj buvo pasijonis su rūžava ir gėlytėm čia išpuoštom. Tai man patiko labiau, nes jinai atrodė manęs elegantiška, aš tai atrodžiau. Jau, kaip sakau, ne tokia mergaitė, o jau panelė. Ir paskui mama nusprendė vis dėlto tą mėlyną suknelę pasikeist. Nors mano ta trumpoji programa, beje, labai patiko man ta mano trumpoji programa, viena iš mėgstamiausių mano programų. Bet aš galvoju, gal apie programas mes padarysim kitą video. Sekantį kartą, dabar apie suknelės ir pasiliekam. Mano nusprendė mėlyną suknelę parduoti, tai mes ją pardavėm. Ir tą violetinę elegantišką pakeitėm į trumpąją ir pasisiuvom ilgai programai, nes aš pakeičiau ilgąją programą tada. Ir Wicked Games buvo ir pasisiuvom juodą suknelę. Viena iš mėgstamiausių suknelė. Tokia graži, labai lengvutė, atsimenu, pagal svorį jinai buvo. Bet labai daug blizgučių, tai nežinau, kažkaip per magiją kažkokia tai buvo. Nes dažniausiai, jeigu daug blizgučių, tai ir suknelė svers sunkiai. Bet tas suknelė buvo lengvutė, graži tikrai. Tai jinai nesenai visai buvo parduota, ta juoda. Su gėlytėm ta violetinė irgi parduota. Paskui nelabai žinokit, kas pas mane buvo. Tai mes po juodos paskui turėjom
pasikeitėm naujas sezonas, tai pasikeitėm tiek trumpąją programą, tiek ilgąją programą, nes mano čia buvo jau senior grupė perėjau. Tai mano trumposios programos suknelė buvo irgi juoda, bet jinai buvo kita. Šitą suknelę gana sunkiai sveria, bet labai graži. Turiu su ir nuotraukas, ir video to įkelsiu. Bet va čia man tokia, sakysim, taip sieksi išmėgsi. Plika nugara. Čia užsiseka kaklas, bet kaip matot, labai daug visur yra blizgučių, visa nugara blizga. Man patiko labai, kad sijonas yra atvestas visas Swarovskiais. Tikrai. Tas labai patiko, nes... Ir, pirmas mano sijonas, kaip matot, įstrižai taip pasiūtas, ne kaip visi sijonai, o įstrižai. Programai aš turėjau vėlgi visai kitokį stilių. Labai graži programa, statė tiek trumpą, tiek ilgą tam sezonui Julija Teplich. Ilgosios programos pas mane buvo kostiumas, Šeherizada buvo. Bet šiaip gal šitoje programoje man labiausiai patikdavo ant galvos papuošimas tas auksinis, nes man tai patikdavo. Aš, kaip ir matėte, tamsių bruožų, juodi plaukai, rudos tamsiai akis ir tas auksinis papuošimas labai patikdavo. Gal norėčiau šiaip atkreipdėmėsi į mano mamos auksinės rankas, ant kiek gražiai yra išblizgintas šitas kostiumas. Jūs pažiūrėkite. Tiesiog. Jūs matot? Čia vau. Labai gražiai. Suknelė, va ta, kur sakiau, balta pusiau tokia, su rožinė. Čia buvo suknelė ne varžybinė, o šou suknelė, bet aš ją vis tiek nusprendžiau parodyti, nes kaip ir vis tiek suknelių lieka suknelė. Irgi labai gražiai man tiko, su ja dalyvau dar Europos čempionato 2024 metų uždarime. Oi, ne, atidarime. Ne, palaukit. Uždarime. Tai čia yra tokia platesnė rankoja, nes per šou reikėjo mums daryti kregždutę ir kad ta ranka plaznotų. Bet tokia paprasta, graži suknytė. Ką mes turim? Toliau turim mes naują sezoną, trumpoji programa mano dar vis išliko. Tai čia dabartinio sezono mano programos ir suknelės. Tai juoda suknelė tokia yra. Irgi labai daug blizgučių, galima pamatyti. Čia visur blizgučiai, blizgučiai, blizgučiai. Graži suknelė, tikrai graži. Bet jeigu man reikėtų rinktis iš visų tų 3 suknelių juodų, tai galbūt rinkčiausi net pačią pirmą. Man kažkodėl tai jinai labai prilipusi yra prie širdies. O laisvai programai turiu dabar gal net
paskirčiau ją antroji vietą kaip mėgstamiausia, nes pirmoji vieta jau kaip supratėt geltona, o antroji vieta galbūt bordinė. Priskirčiau labai graži suknelė. Tiesiog nuostabi man jinai. Nuostabaus grožio. Tiesiog wow. Perliukas. Ir dar turiu vieną suknelę show pagal Let It Go. Čiūdžiau. Tai va tokia turiu. Mėlyna. Tai kaip ir su suknelėm šiandien viskas. Ką galėjot pasivėti, kad šiaip pas mane galbūt daugiau čiuožimo, per visą čiuožimo karjerą buvo daugiausiai mėlynos spalvos. Tai vienu metu jinai ir buvo mano mėgstamiausia spalva. Ir dabar reikėtų šiaip suskaičiuoti, kiek mes iš viso turim suknelę. Tik aš buvau sulenkus pirštą, aš pamiršau, o ne. Gerai, iš naujo palaukit. 3 hours later. One eternity later. 18, 22, 4, 6. 26 suknelės kostiumai kartu. Sudėjus, iš jų mano mamos siūtos yra 20 suknelių. Mamos padarytų. 20 suknelių. Wow. Niekada, kad žinotume, niekada neskaičiau, kiek iš visų suknelių turėjau ir kiek iš jų yra siūtos mamos, tai tik dabar sužinojau. Tai tik 6 suknelės buvo mano pirktos. Nieko nepalikau, nepamiršau šį suknelę. O tai palaukit, kodėl 6? Rožinė, kačiuko, balta, mėlyna, žydra, violetinė. Teisingai. Wow. Ačiū tiem, kad šiandien buvo su manimi. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu klausytis, įdomu žiūrėti. Rašykit komentarais, ar jums patiko, ką norėtumėte pamatyti dar, gal turite kokių nors idėjų, pastebėjimų, visą laiką esu atvira. Tai iki kito karto.